O dabar keliaujame pas brolius pranciškonus į lietuvišką Kristaus prisikėlimo parapiją Toronte. Mus pasitinka bažnyčios klebonas brolis Jonas Šileika. Labą dieną. Mes esam ne teritorinė parapija, kur teritorijos yra išskirstytos, o mes esame etinė parapija ir ji buvo kurta lietuvių išeiviams ir mišrių šeimų nariams. 20 amžiaus vidurys į Torontą pranciškonai atvyko iš Jungtinių valstijų, kur jau veikė virš 100 lietuviškų parapijų. Toronte pranciškonai įkūrė pirmąją prisikėlimo parapiją, padėjusią lietuviams ne tik pabėgti nuo sovietinių represijų, bet ir įveikti tėvynės ilgesį. Bet pradėkime nuo pranciškonų simbolių, paskutinės hebrajų abėcėlės raidės tau. Kaip mes sakom, kiekvienas žmogus turi dvi prigimtis. Žmogiškai ir dieviškai. Mato, čia yra perskirta. Ir viskas yra sujungta. Kaip rankomis. Vienas su kitu. Čia vitražai yra pervežti iš mūsų buvusios parapijos. Nes kai mes atsisakėm, ta vieta buvo parduota, mes tengiamės įsaugoti, ką galima. Vertingiausias dalykas buvo, aišku, ne plytos, o buvo vitražai. Jonino kurtieji vitražai yra. Bažnyčios vitražai ir skulptūros buvo perkelti iš pirmosios Toronto prisikėlimo bažnyčios, vaizduojantis Vilniaus miestą, Aušros vartų Mariją ir Šventą Kazimierą. Dalis vitražų buvo atvežta iš Bruklino, Niujorko lietuvių pranciškonų vienuolyno. Altorių ir virš jo esančią Kristaus figūrą sukūrė skulptorius Kęstutis Kesminas. Nauja prisikėlimo bažnyčia buvo pastatyta 2001-aisiais pagal architekto Švedo projektą. Gali būti, kad ši bažnyčia viena paskutiniųjų lietuvių išeivių bažnyčių pasaulyje. Čia į mišias susirenka apie 150 Kanados lietuvių. Aš esu Anykščių rajone gimęs, netoli Kavarsko. Benionių kaimas yra. Visi nori aplankyti ten, kur yra mokykla pirmoji, kur kita mokykla, kur tėtis, kur mama gyveno, per kuris tokius yra vaikščiota. Šventas mišias lankęsis. Aš Kavarsko bažnyčią lankęs. Brolis Jonas, nors ir būdamas kitoje pasaulio pusėje, seka Lietuvos ir pasaulio įvykius. Pirmos žinios yra, kas vyksta Ukrainoje, antras, kas vyksta Lietuvoje, o trečioji, kas vyksta čia pas mus. Kaip jūs sureagavote į Ukrainos reikalus? Kad tai yra mano reikalas. Nes tie žmonės, kurie kraują lyja taip pat šią akimirką, tai yra už mane ir už mus. Daugiau pagalbos reikia. Tikrai per mažai. Bet dėkui Dievui už tai, kuo remia, nes po to Pabaltijs gali būti, Lenkija gali būti, nes jis tas Kremliuje esantis nesustos. Nes jis be imperijos, kaip jis paskelbėsi, ar norintis būti Petro antroji ar trečioji, tai būtų. Bet atrodo, kad jis buvo paskutiniu. Ukraina turi savo kariuomenę ir yra žmonės, kurie už ją kraują lieja. O politika tai yra rinkimai. Politikai yra pakeičiami. Žūstantis kariai nėra pakeičiami. Prie mūsų jungiasi Toronto parapijos vienuolijos vyresnysis brolis kunigas Augustinas Simanavičius, gimęs Vilkaviškio apskrityje. Į Kanadą atvyko būdamas 9. Mama mirė labai anksti, aš buvau tik 9 metų. 42 vasario 16. Ji pagimdė 14 vaikų, 10 iš jų užaugo. Dabar jau visi iškeliavę, aš vienas likau. Frontas arčiau Lietuvos, žmonės pradėjo trauktis į vakarus. Ir mes išvažiavome iš mūsų ūkio. Aš dabar nesunku įsivaizduoti, kaip mano tėtis ir broliai kiti. Ūkis pilnas, jau buvo rudenį, privežtas javų, gyvuliai visi, viskas. Į 2 vežimus susikrovėm ir išvažiavom. Palikom viską. Važiavom 3 mėnesius, turėjom 120 nakvynių,
kol patekome į vakarų Vokietiją, į Oldenburgo miestą. Aš apskaičiuoju, kad aš mokyklos suole prasėdėjau 20 metų. 37 metų buvo, kai į Kanadą atvažiavau. Mano brolis tuo laiku turėjo radio programą, tai visi greitai sužinojo, kad atvažiavo pranciškonas ir įsteigs parapiją. Tik atvykę į Torontą, pranciškonai mišias aukodavo kino teatruose. Pats padėdavo iššluoti kino salę po vakarinio filmo, pasakoja brolis Augustinas. Juokaudavome, jog žmonėms patinka minkštos kino salės kėdės. Buvo sunkus metai. Suvažiavę žmonės tuščiomis kišenėmis, neturėdavo iš ko aukoti. Todėl pranciškonai užstatė savo vienuolynus Amerikoje ir skolinosi iš banko. Broliai ne tik pasistatė bažnyčią, bet ir subūrė bendruomenę. Steigėsi šeštadieninės lietuvių mokyklos, skautai, ateitininkai. Pasak brolio Augustino, tuo metu visi tikėjom, kad grįšime į Lietuvą. Ir ko šiandien brolis Augustinas palinkėtų Lietuvai? Žmonės nebūtų tik tai daug materialistai, kad jie Dievui, tėvynei, artimui, tai yra skautų šūkis. Tokį šūkį, kad jie gyvendintų, kad jie pripažįsta ir aukštesnę Dievo galę, jie myli savo tautą ir žiūri kaimynę. Tai jūs gal buvęs skautas esate? Esu da. Uniforma kabo mano spintoje, bet jau seniai nešiota. Palangos jūroj nuskendo mano meilė ir šaltos bangos jos neatsidos. Lietuviai stebindavo kanadiečius savo pamaldumu ir vienybę. Dar viena įdomybė. Kanadoje bažnyčios tarsi keliauja su parapija. Lietuviams iš miesto centro traukiantis į priemiesčius, kartu traukėsi ir pranciškonų prisikėlimo bažnyčia. O kaip atrodo naujoji prisikėlimo parapija, Toronte gyvuojanti jau 70 metų. Mus pasitinka parapijietė Lina Kulevienė. Kai būna mišios, nors yra vietų atsisėsti suoluose, daug kas mėgsta atsistoti ir iš čia klausytis. Kai aš augau, parapija tikrai buvo mano ir mano draugų gyvenimo centras. Mes važiuodavom į parapiją ne tik tai sekmadieniais ir tada pasimatydavom, bet mes beveik kasdieną praleisdavom laiką parapijoje, kadangi ateitininkų posėdžiai, į sportą kas vakarą ir būdavo visokiausi užsiėmimai. Ir mūsų laimė, kad nuo pradžių iki dabar pas mus atsirado tikrai mieliausi ir geriausi kunigai. Jau 20 metų Toronte veikia labdaros slaugos namai. Tai vieninteliai lietuvių ilgalaikės slaugos namai Kanadoje, kuriuose gyvena apie 100 garbaus amžiaus lietuvių.